Dabar manau žmonėm, kurie darbuojasi, tarkim, yra darbe samdoma, turėtų būti labai aktuali tema, nes daugelis dažniausiai, kuo būna nepatenkinti, tai arba sąlygom, arba atlyginimu. Visiems čia per mažai moka, per mažai pinigų, visiems reikia daugiau ir panašiai. Bet jeigu žmogus turi samdomą darbą, nori geresnių arba sąlygų, arba, nežinau, didesnės algos, kaip efektyviai apie tai reikėtų kalbėti su vadovu, kaip dėrėtis, kaip gal išsitraukti, sužinot, kas tam vadovui svarbu. Tai žiūrėkit, dabar jeigu jūs einat dėl sąlygų kalbėti su vadovu ar su žmogum, kuris sprendžia, tai gali būti čaras ar ką. Tai principas, teisingas principas turėtų būti toks, kad jūs neateinat reikalauti to, ko jūs norit. Nes dėrybos nevyks tada, nes tada jūs ateinat iš galios pozicijos tokios, net jeigu galios neturit, jūs sakot, žiūrėkit, man reikia, nes ten dėl kažko. Bet teisinga pozicija tai būtų tokia, kad vadovas irgi yra žmogus ir verslas irgi yra verslas, pinigai į verslą neteina, prikrito iš kažkur, pinigai yra uždirbami. Tai jeigu jūs ateisit su ta mintim, kad jūs pasakysit, ko jūs norit, pasakysit savo lūkestį, ką labai skatinu daryti, tačiau, ne tai, kad man reikia, bet jūs galite sakyti, o kaip aš tai galėčiau turėti? Vat ką turėčiau padaryti, kad aš galėčiau turėti didesnį atlyginimą, geresnį automobilį ar ten dar kažką. Ką man reikėtų šito įmonėje padaryti, kad aš tai galėčiau turėti. Nes aš ne tai, kad noriu, bet aš matau save, galiu tai sukurti. Tai čia vienas principas. Kitas principas, kurį irgi turėtume suvokti, kad jeigu jūs norite didesnių ten algų, bonusų, kažkokių privilegijų, tai reiškia įmonei tai kainuos. Tai reiškia, kokią papildomą vertę jūs galite sukurti. Nes jeigu jūs nesiūlysit papildomos vertės, dėrybos nevyks. Čia, tiesiog nėra balanso. Tai ateikit kalbėti apie tai, ko norit, bet ką galit už tai išmainyti įmonės labui. Ir tada tikrai, protingas vadovas tikrai su jumis labai greitai susidars, nes jisai jaus, kad sukūrėm daugiau vertės, kodėl nepasidalinti. Bet jeigu vėlgi grįžtų prie to, kad ateisit sakydami man reikia, tai dėrybos bus labai trumpas. Aš šitą garantuoju. Siekti partnerystės irgi šitoje vietoje lygiai taip pat, išsiaiškinant, ko galėtum padėti kitai pusėje, kad savo irgi gautum iš to naudos. Taip. Tai yra, jūs žinot, ko jūs norit, galbūt nežinot kelio, kaip tai pasiekti. Tai tam ir yra žmonės, kurie atsakingi už tą kelią ir jūs gali užauginti ir taip jūs galite prisidėti prie įmonės gerovės. Ir tada jūs gauna tai, ko norit, įmonė gauna, ko nori, abiem pusėm yra gerai. Bet aš pats pardavimuose dirbu su nekilnojamu turto, tai galiu pasakyti, kad, nežinau, turbūt 8, čia visiškai iš piršto laužta bus, bet pagal pajūtimą, 8 iš 10, 9 iš 10 ateina galios pozicijai. Kažkas tiki, kad kažkaip gali gauti, nelabai daug kas eina dėrėtis, kalbėtis, kažkaip bendro kažkokio pasiekimo, jeigu tie žmonės dar ypatingai verslo santykis ar kažkas. Pačiam žmogui irgi galima įvesti šitą, nes kartais ir tas darbdavys gali ateiti, sakyti, čia netinkamas metas. Jo, matai, labai vėlgi yra skirtingų situacijų, nes šiaip jeigu taip žiūrėt darbo rinką, kaip tokią, tikrai yra buvę situacijų, kada žmonės keisdavo darbą tik tai dėl to, kad gauti didesnį atlyginimą. Nes kai dirba žmonės ten 50 metų įmoniai, kažkaip, jiem nemoka to didesnio atlyginimo. Bet biudžetas atsiranda kažkaip, atsiranda, kai žmogus išeina. Tai yra tokių situacijų ir ne viena. Ir žmonės tai matydami, tiesiog, kolega išėjo, tas išėjo, paskui kažkaip grįžo ir visai su kita alga. Tai jie tai mato, jiegi nedurni žmonės, jie mato, kas vyksta ir tada supranta, kad kažkas čia yra ne taip. Tai jeigu mano kolega tai padarė, tai kodėl man to nepadaryti, Bet šitą jūs galite padaryti tik tai tada, kai yra tas darbo jėgos trūkumas kaip toks, kai yra deficitas dirbančių žmonių, kai yra ten, tiesiog nėra kas dirba, tai šitą jūs galite naudotis. Bet čia trumpalaikiai tokie dalykai, nes vėlgi, ką girdim dabar, pavyzdžiui, rinkoje. Buvo laikas, kai labai IT žmonės buvo ten dievinami ir visai kitaip, bet tas laikas kažkaip baigėsi. Ir tie žmonės jau pradeda suvokti, kad aukso amžius praėjo. Ir tada jau kažkaip reikia kitaip pradėti žiūrėti savo darbą, atsakomybės ir savo tos norus ir reikalavimus. Tai darbo rinkoje irgi labai viskas mainosi. Tai, nes
jeigu aš kaip vadovas dabar, man reikia žmogaus, kuris pardavinėtų ir yra 10 žmonių į tą vieną vietą, nu tai aišku, kad aš rinksiuosi. Aišku, kad aš galvosiu, kuris žmogus tinka, kuris netinka, bet jeigu man reikia žmogaus, kuris pardavinėtų ir nėra ne vieno norinčio, ir man juos reikia kažkaip gaudyti, ieškoti, versis per galvą, kad juos prisivilioti, nu tai vėlgi tai yra vėl kitokia situacija, tai yra pozicija yra kita. Ir daugelis čia, aišku, modeliuoja pirmą, tai bando atkartuoti kolegų matytus dalykus. Antras, manau, dar ateina toks, kur žmonės užspausti dėl baimės kažkokios, bijo, kad ten kažkaip netaip apie juos pagalvos, kad nepatiks, kad supyks ir taip toliau. Ir vad įdomu, iš tos baimės, aišku, kažkiek iš psichologinio ateina, kažkiek iš tų pačių vadovų lyderių, kuris sėdi už tos pozicijos, kokią jie diktuoja tą toną ir panašiai. Bet aš turbūt ką irgi klausytojams galėčiau rekomenduoti, nebijokit kalbėtis, nebijokit pasakyti savo nuomonės ir jeigu jūsų neišklausys, ant jūsų supyks ir dar kažkas, tai ne jūs turbūt liksit toj kvailio vietoje, toj kvailio pozicijoje, kad jūs tiesiog nuoširdžiai pasakėt, norėjot, pasiteiravot, paieškojot bendrų būdų, neradot, padarėt kažkokią tai klaidą, gal ar net ne ir juda toliau. Tik dar svarbus dalykas į dėrybas einant kūno kalba. Kiek, kaip reikia nusiteikti save, kaip, pavyzdžiui, nes būna žmonės iš kūno kalbos užsispaudę, ateina ir jau atrodo, kad atėjo prašyti, bet, net nenori gauti. Kiti ateina į tą galios poziciją, pasiėmė, man dabar reikia ant mašinos, ant buto ir ant viso kito išpūtę, žinai. Kiek, ir kaip save kontroliuoti, kaip save pagauti? Emociškai išprūst daugiau čia reikėtų štai. Matai, be trenerio jūs nieko nepadarysit. Ta prasme, jeigu jūs neturit trenerio, tai jūs nieko neišmoksit, nei sukontroliuosit, nes kas yra kūno kalba, jūs nežinot, kaip jūs kalbat, jūs nežinot, kokius žodžius vartojat, jūs nežinot, kaip jūs atrodot, jums atrodo, kad jūs ten kažkaip tai, ne, bet iš principo, kaip jūs iš šono atrodot, jūs tokios galimybės matyti neturit. Treneris jums gali padėti, bus kaip veidrodis ir sakys, žiūrėk, kokius žodžius naudoja. Dabar pavyzdys, ne, jūs norit didesnio atlyginimo. Jau susikaupėt, taip atėjot pas vadovą ir sakot, norėčiau pakalbėti dėl pinigėlių. Tai kaip tau atrodo? Atrodo, kad nenori pakankamai. Tai ir gausi pinigėlių. Esmė yra tokia, kad aš, jeigu rimtai noriu atrodyti, jeigu noriu taip iš tikrųjų rimtai pakalbėti, tai aš turėčiau ir žodžius tinkamus pasirinkti, ne? Arba pavyzdžiui, žmogus sako, čia visai neseniai, vakar turėjau mokymus su viena įmonė ir sakau, žiūrėkit, dabar jūsų užduotis dėrėtis galios strategijoje, jėgos strategijoje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jūs abu susėdat ir iš jėgos darot, ne? Bet žmonėm buvo tiek faina, kad jie ten įsišiepė iki ausų, ten ha. Ne tame yra galia. Tikrai ne toj šypsenoj durnoj, kuri, bet galia yra ta vidinė, kur aš žinau savo tikslą, aš ateinu ir kalbu ir sakau. Tai žodžiai, išvaizda, visas kūnas, veidas, lūpos, rankos, visa tai yra svarbu. Dar vienas dalykas, žvilgsnis kaip toks yra. Vienas iš tokių, kuris parodo savivertę kaip pažmoka, ne? Tai jeigu mes kalbamės, o žmogus nežiūri į akis, negali žmogui pažiūrėti į akis. Tai reiškia, jis neturi galios, jis su savivertė yra reikalų padirbėti, ne? Ir jeigu nežiūrėsit žmogui į akis, tai jūs tiesiog ir rodysit, kad jūs iš tos silpnosios pozicijos atėjot ir jūs nepasitikit savim ir tada ta kita pusė tai jaučia, mato ir atitinkamai reaguoja. Tai kūno kalba vienareikšmiškai, bet šiaip patys su savim jūs mažai ką padarysit. Bet jeigu norit, aš galiu duoti vieną tokį praktinį patarimą, žiūrėkit, jūs padarykit paprastą dalyką. Kiekvienas turi telefoną. Įsirašykit savo kalbą. Pavyzdžiui, norit eiti atlyginimą, arba norit eiti į banką dėl palūkanų dėrėtis, arba norit pirkti automobilį, arba norit ten kažką parduoti. Tai žiūrėkit, susikaupkit, įsirašykit tą savo kalbą, pasipraktikuokit tai padaryti. Įsirašykit ir pasižiūrėkit. Pirktumėt, parduotumėt iš to žmogaus, kurį telefone matot, ar ne? Ir jeigu jums kažkas atrodo, kad, ne taip, tai tada ir taisykit, ne? Žodžiais, energija, kažkokiais įsireiškimais. Tai šitą galit padaryti. Ačiū, kad peržiūrėt šitą vaizdo įrašą iki pat pabaigos. Mums padės jūsų palaikymas, o tą galite padaryti paspaudę mygtuką patinka ir prenumeruoti.
Jeigu norite išklausyti visą pokalbį, jo nuorodą rasite šio video aprašyme.